Sveiki visi, dar kartelį užsukę į šį jūsų kanalą. Mano vardas yra Beata, tai yra pirmasis šio kanalo filmukas, tai rekomenduoju arba kviečiu aš jūs užsiprenumeruoti šį kanalą, pasižiūrėti ankstesnius video, pakomentuoti, pasidalinti ir taip toliau ir panašiai ir sekti šio kanalo veiklą. O šį kartą filmuoju labai ypatingą man video. Iš pradžių nežinau, filmuoti jums ar ne, nefilmuoti, nes jau ispanų kalba nufilmavau, jį gal labiau jis ten skirtas ispaniškajam kanalui, bet vis tiek, sakau, noriu labai pasidalinti, gal kažkas iš jūsų vis dėlto taip pat kalba ispaniškai ir, na, susidomės, sakykime, ir labai mielai užsuks į tą kitą kanalą, apie kurį toj pakalbėsiu, ir jį taip pat užsiprenumeruos ir parems tą nuostabią merginą. Ir aš turiu menį šį paketą, kurį aš jau žinoma išpakavau, nes nufilmavau ispaniškai. Aš jį gavau, ką tik tai nuėjau lėkiau čia aplinkui viską, žodžiu, visą tokia sukaitusi, kaip sakant, su šuniu, ėjau pasivaikščioti taip toliau, tai ir užsakau į paštą ir man įteikė šitą siuntinį iš Olandijos. Aš jį gavau, nes ta mergina gyvena Olandijoje. Ji nėra Olandija, bet gyvena Olandijoje. Tai pasimiau šitą siuntinį ir tiesiog sakiau, nu, kadangi aš jau pasiruošus kaip ir, ne, pasidažys taip toliau, tai reikia nufilmuoti ir būtinai nufilmuoti jį ispaniškai. Tad jeigu jums įdomu pasižiūrėti, koks ir šitos dėžutės turinys, reikite žiūrėti šį filmuką. Taigi, kaip sakiau, šitas siuntinys atkeliavo tiesiai iš Olandijos, šį kartą kažkaip neužtruko, net man labai keista. Ir merginos vardas yra Ibelys, jos kanalas yra Melibejėsa, nuostabus žmogus, tikrai aš jos asmeniškai nepažįstu, bet, na, sudaro nuostabaus žmogus įspūdį ir ne dėl siuntinio ar siuntinių, nes tai yra jau trečiasis siuntinys iš tiesų, kurį aš iš jos gaunu. Vieną kartą tiesa, vieną iš tų 3 kartų mes apsikeitėme, taip sakant, produktais, dovanomis, ar kaip tai pavadinti, ar ne. Pirmąjį kartą jinai pasisiūlė man atsiųsti dovanų ir dabar vėl jinai, na, tiesiog, ne tai, kad pasisiūlė, jinai sako, aš tau noriu atsiųsti dar vieną siuntinį ir tikrai jinai nėra nei pareigota man čia kažką siūsti, bet, na, žmogaus gerumas, kaip sakant, liejasi per kraštus ir tai yra būdas mano, na, vienintelis turbūt būdas, kaip aš jai galiu atsidėkoti. Tai jinai man sakė, kad aš neprivalau filmuoti nieko, nei taip toliau, nei panašiai, bet tikrai, nu, noriu aš tai padaryti, tai aš jums paliksiu nuorodą į jos kanalą, jeigu jūs kartais mokate ispaniškai, pavyzdžiui, ir na, kad jūs paremtumėte tą merginą, taip sakant. Tai, žinau, aš jau išpakavau, emocijos nebus tos pačios kaip kitame kanale, jeigu manęs dar, na, jeigu mokite ispaniškai, bet esate užsiprenumeravę mano kito kanalo, tai būtinai užsukite, aš visą laiką, man atrodo, kad visą laiką yra dėžutėje kanalo pavadinimas Corazón Mexicano 0508. Tai žodžiu, bet žodžiu, pradėsime, nes jau kalbu tiek daug, kad jau, kaip sakant, kvėpuoti neturiu laiko. Tai žodžiu, pirmas dalykas, kurį aš pamačiau atidariusi šitą siuntinuką, be to raudono nuostabaus popieriaus, tai yra šitas kalendorius, taip sakykime, Diary Agenda, čia 2017 metams, rašyta All I Need is Love. Ir, na, tai pavadinkime, ne, kaip kalendorius lietuviškai būtų. Matau, kad man atrodo, kad čia turėtų būti ir olandiškai išrašyta, nes aš olandų kalbos nemoku, bet yra ir angliškai ir dar keliom kitom kalbom. Tai nežinau, čia gal aš planuosiu savo video ar kažką tokio sugalvosiu, žodžiu, rasiu jai šitam kalendoriui, tai pavadinkime, na, kažkokį tai panaudojimą, taip sakant. Toliau kitas dalykas yra šitas nuostabus ryškiai rožinis maišelis, ant kurio užrašyta Boozy Shop, nežinau, ar tai parduotuvė kažkokia, ar šiaip. Ir šitame maišelėje galima laikyti visokius daiktus ir taip toliau ir panašiai, ne? Ir jame yra ne vienas daikčiukas, taip sakant, ar ne? Jinai man atsiuntė iš firmos Siena, esu girdėjusi šitą firmą, bet man atrodo Lietuvoje gal jos nėra. Makiažo pagrindą numeris 010 Shell, spėju, kad tai yra pats šviesiausias tonas, spalva šviesiausia. Reikės išbandyti ir, na, jeigu jums įdomu, gal kas nors iš jūsų gyvena, pavyzdžiui, Ispanijoje ar panašiai, nes Ispanijoje tikrai ispaniškos video iš Ispanijos aš turiu minėję, esu mačiusi šitą firmą. Tai jeigu jums įdomu mano apžvalga kažkokia ar panašiai, tai rašykite komentaruose ir kai aš jau panaudosiu šitą makiažo pagrindą, aš jums nufilmuosiu tą video.
Toliau iš Essence gavau Lovejoy and Caring Lip Balm, lūpų balzamas. Nežinau, čia yra iš nuolatinės kolekcijos, kurią turi firma ar ne, bet žodžiu, mano lūpas yra žiauriai išsausėjusios, sausos ir niekas jums nepadeda. Tai bet koks balzamas man reikalingas. Šitas pagal spalvą man primena iš Dior, man atrodo, yra balzamas tokios panašios spalvytės. Aš jo nesu bandžiusi, net nesu mačiusi, tiesą sakant, asmeniškai, bet kažkaip man primena. Tada man atsiuntė šitą produktą, kurį aš dievinu, bet jo negaliu čia gauti. Jinai jį turėjo, bet nenaudojom, nes jai buvo per šviesus tonas. Catrice Camouflage Cream, man atrodo, net esu gal ir čia jau kanaliai ištraukusi favoritos ar panašiai. O jeigu ne, tai žinokit, kad mano favoritas. Numeris 010 Ivory, maskuoklis, taip sakant, ar ne? Man žiauriai jis patinka, ne paikių zonai, bet spageliams ir panašiai. Taip pat iš Catrice, iš kolekcijos Celtic, gavau čia nagams tokie, net nežinau kaip pavadinti, bliuzgučiai, ar kaip čia juos vadina. Čia buvo kolekcija limituotas, riboto leidimo, tai sakant, Celtic Nail Flakes, ne kaip snaigės atseit, ar panašiai. Na, matau, čia neturi tokios formos kažkokios ypatingos. Na, pažiūrėsim, gal kada prisiruošiu pažaisti šiek tiek su šituo dalyku. Kartais tiesiog tingisi arba nesinori labai jau tenai terliotis, bet kada nors. Ir taip pat atsiuntė man skystą, tokį patį Camouflage Cream, tik tai skystą variantą, irgi numeris 010. Yra waterproof, atsparus vandeniui. Šitą ir šito aš buvau jo prašęs, bet jau taip seniai tai buvo, nes jinai jau seniai pradėjo organizuoti šitą dėžutę, taip sakant. Ir kadangi tai yra maždaug naujovė, sakykime, nežinau prieš kiek mėnesių išleista, bet naujovė, tai norėjau išbandyti, nes girdėjau labai daug gerų atsiliepimų, sakykime, apie produktą. O kadangi jinai, kaip ir man pasakė, kad ketina siųsti man keletą daikčiukų, tai sakau, jeigu galima tavęs paprašyti, tai prašau. Toliau dėžutėje buvo šita veido kaukė su abrikosais ir migdolais. Nežinau, firma vadinasi Knape, ar kaip ten vadinasi, bet žodžiu 3 minučių kaukė. Tai pasižiūrėsime, kaip man seksis su šita kaukė, bet bent jau skamba skaniai, nežinau kaip ten man seksis. Toliau idėja iš Max & More šitą blakstienų tušą Extreme Amazing Big Lashes Effect. Ankstesniuose siuntinėse jinai man yra siuntusi porą daikčiukų irgi produktų iš Max & More, lūpdažį ir dar kažką, man atrodo. Tai šitas blakstienų tušas tai yra pirmą kartą, tai aš jo nesu bandžius, net neįsivaizduoju, kaip jis ar man patiks ar nepatiks, bet čia kaip ir ilgina, užriečia blakstienas, ten jas atskiria ir taip toliau. Na, pasižiūrėsim, kai jau prieis laikas, kaip sakant, tai gal jums netgi nufilmuosiu kažkokią apžvalgą ar panašiai ir gal, jeigu man labai patiko, ar pirmosius įspūdžius kokius nors ar ne, žodžiu pasidalinsiu, tai ir jeigu bus labai nuostabus, tai jau žinosite, kad galite jį pirkti. Kitas dalykas, kuris tiesiog pavergė mano širdį, bet kas man siunčia saldumynus, pavergė mano širdį, man įdėjo šitą šokoladą iš Lindt Creation firmos, pienišką šokoladą su minkštu arba kreminiu šokolado įdaru. Man atrodo, kol aš nufilmuosiu, kol suredaguosiu šitą ir ankstesnį video, tai man atrodo šito šokolado gal jau neliks. Žodžiu, aš esu šokolado iš saldumyno apskritai mėgėja. Jinai pavergė mano širdį vien su šiuo šokoladu. Ir toliau einam prie paketėlių, kurie buvo labai gerai įpakuoti į kilogramą burbulinio popieriaus. Bet tai čia aišku kodėl, nes anąkart, bent jau čia dėl vieno produkto, jinai man jau siuntė šitą produktą ir anąkart aš jos prašiau jo. Ir taip pat šį kartą sakau, nu jeigu galima, aš tavęs paprašysiu. Ir jis sako, gerai, bet aš jį turėsiu įpakuoti daug kartų. Ir šį kartą jisai atvyko iki manęs, atkeliavo iki manęs nuostabioj padėty, jeigu taip galime sakyti, būsenos puikios. Tai yra šitas produktas iš Essence All About Matte, tas kompaktinė pudra, ne, užfiksuoti makiažo pagrindui. Aną kartą, kad man atrodo, gal ir matėte jau gal kokią iš mano video, atkeliavo štai taip ir netgi byra, negaliu atidaryti. Neketinau, pamačiusi kaip
kokios būklės atkeliavo, galvau gal su alkoholiu, ten kažką, žodžiu, padaryti, bet kadangi pusė turbūt produkto buvo dėžėje, tai pamaniau, kad neverta ir vis tiek su šepeteliu po to subyra ir taip toliau. Šį kartą atkeliavo puikiai, bet buvo suvyniota į toną burbulinio popieriaus, bet atkeliavo puikiai. Ir taip pat kiti dalykai, daikčiukai irgi taip pat buvo suvynioti į burbulinį popierių, tai kitas yra štai šitas highlighteris arba šviesą atspindinti pudra iš Essence So Glow Cream to Powder Highlighter, toks kreminis, virstantis į miltelius, ar ne, sakykime, highlighteris numeris 10, Look on the Bright Side. Čia spėju, kad turėtų būti iš tos nuolatinės linijos ar kolekcijos, kurią turi Essence, nes, na, jūs pasakysite geriau, nes čia tai, kai negaunami šitie produktai, nei Essence, nei Catrice, na, Essence dar kai kada, kai kur galima rasti, bet Catrice tai ne, tai nesu tikra, čia buvo iš kolekcijos ar iš nuolatinės kolekcijos. Ir kitas produktas, šitas tai tikrai iš nuolatinės, tai yra iš Catrice skaistalai. Šituos aš namie, man atrodo, nežinau, ar čia esu atsivežus, bet man atrodo, kad ne, bet Lietuvoje tikrai esu palikus bent jau 2, man atrodo. Ir tonas yra numeris 100, Rose Couture. Prisispaudžiau pirštą. Ir tokia labai natūrali spalvytė. Manau, kad tokiom dienom, arba kai makiažas labai ryškus, arba dienom, kai nenori labai daug spalvos ant skruostų. Šitie tikrai atsirado gal prieš porą metų, bent jau Lietuvoje, ir tikrai aš įsigavau porą ir man labai patiko šitie skaistalai, tai labai džiaugiuosi už šią dovaną. Ir paskutinis nepakartojamas dalykas, irgi pakotas į šį burbulinį popierių ir šitoje dėžutėje, kuri atėmė man amą iš firmos, tiksliau, na, čia įdėjo blogai, bet, žodžiu, iš firmos I Heart Makeup, I Love Makeup, nežinau, kaip čia turėtų būti teisingai sakoma. Esu girdėjusi apie šitą firmą, bet nesu nieko išbandžiusi, nes čia neina gauti, Lietuvoje nežinau, ar eina gauti. Ispanijoje tai tikrai gaunama, nes esu mačiusi video. Ir žiūrėkite, kokia nuostabi paletė su tokiu kaip kailiuku ir vadinasi Naked Underneath. Ir ant dėžutės užrašyta, kad yra 16 šešėlių įkvėptų netikro kailio meilės ir gyvūnų, taip sakant, įkvėptų šešėlių. Kokie nuostabūs šešėliai. Na, aš jų dar nebandžiau, neliečiu ir panašiai, bet bent jau spalvos, tai mane pakerėjo. Žiūrėkit, kokios gražios spalvos. Aš tikiuosi, galite ką nors įžiūrėti. Tikrai aš ją išbandysiu, jeigu jums irgi įdomi kokia apžvalga. Kai jau būsiu išbandžiusi šią paletę, tai rašykite komentaruose, nes aš sužavėta pirmiausia pakuotės ir labai tikiuosi, kad šešėliai, žinoma, jų kokybė irgi bus puikiai, nes aš net neįsivaizduoju, kiek jinai kainuoja, tiesą sakant, bet jau vien pakuotė, tai nuostabiai ir pakerėjo mane. Taigi ką, jau ištuštėjo ta dėžutė, taip sakant, liko tik tai tas nuostabus raudonas, toksai meilės įkvėptas turbūt popieris. Tikrai tikiuosi, kad nenubodžiavote, jums buvo įdomu pasižiūrėti, kągi aš gavau dovanų ir tikrai būtinai, jeigu kalbate bent šiek tiek ispaniškai, užsukite į Belis kanalą, aš paliksiu jums nuorodą į jos kanalą, užsukite ir paremkite ją, pakomentuokite ir taip toliau ir panašiai. Gal kalbate kas nors olandiškai, man atrodo, jinai šiek tiek kalba olandiškai, tai galite irgi ir olandiškai jai pakomentuoti, kodėlgi ne, nors jos video yra ispanų kalba. Žodžiu, likau amo netekusi, dėl žmogaus gerumo ir tos šilumos skleidžiamos. Todėl labai norėjau nufilmuoti šitą video netgi ir lietuviškai ir, žodžiu, tikrai esu labai dėkinga ir tikiuosi dar kartelį, kad jums buvo įdomus, smalsu pasižiūrėti. Siunčiu jums daug bučkių, būtinai užsiprenumeruokite šitą jūsų kanalą, lauksiu jūsų kitose video ir pasimatysime kitą kartą, žinoma. Iki!